apauga, žiūrėk. Ai, nebepaiminu pirštą. Geras, ne? Paim. Šimsiu. Karštas ledas. Labą dieną. Labą dieną. Šiandien pagaminsime karštą ledą. Mums reikės sodos 440 gramų ir 80% acto rūgšties, pusę litro. Mes užsimausim pirštinės. Kodėl? Nu, kuti, tu eini pastėti. Kodėl pirštinės? Matote, kaip parašyta. Čia labai pavojinga. Čia yra 80% maistinė acto rūgštis. Tai todėl mes esame su pirštinėmis. Nes matai parašyta, kas čia parodyta? Parodyta, kad rankų negalima. Tai va, negalima rankų kišti, teisingai. Šitą eksperimentą galima daryti tik su suaugusiu priežiūra. Čia yra 500 gramų. Tai mes nupilam 60 gramų, turėsim 440. Užpilam ir saugom akis viską. Oi, tu net ir čia būt. Mes dėl to su pirštinė, mes nekišam rankų. O jeigu... Kaip smirda actu. Geriau ir nekvepuoti, geriau toliau eiti ir nekvepuoti. Tokia smarvė didžiulė. Pabūt taip šalin, gerai? Viską gerai išmaišiau. Kvapas nepavydėti. Mes turėsime palaukti valandą, kol susireaguos viskas ir tada reikės virinti. Čia išsiskiria CO2 dujos. Jo geriau išvis laukia palikti, jeigu turite namą. Ką mes turim po valandos? Sniegą gavo. Įpilam stiklinę vandens. Vėl kartoja. Nesąmonės verda. Dabar pavirinsiu gautą skystį. Mažinu ugnį. Po 20 minučių turim beveik gryną vandenį. Jau galima nukelt. Perpilu į stiklainį ir palieku atvėsti. Turiu jau atvėsusi. Ateik tu čia. Dabar taip perpilam. Perpilsiu čia. Darysim keletą eksperimentų. Jisai nelabai stabilus šitas. Žiūrėk, iš karto. Iš karto. Geras. Geras. Iš karto perpilant reaguoja. Iš karto sustingo. Perpilant sustingo. Iš karto, va. Jisai šiltas. Stingstant išsiskyrė šiluma. Tikrai karštas ledas. O kas bus, jeigu ranką įkišiu į stiklainį? Paim. Šimsiu. Nestabilusis skystis galiausiai šitaip susikristalizuoja. Nuo šilumos tirpsta. Dabar šitą skystį užpilsiu ant leduko. Jisai net nuo judesio sustingsta. Susidarė ledo kalnas. O dabar leduką įmesiu į stiklinę su šiuo skysčiu. Auga kristalai. Pamaišius skystį iš karto susikristalizuoja. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kito karto. Prenumeruokite mūsų kanalą ir nepraleisite naujų filmukų.